Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šiandien mes paliesime visiems opų klausimą. Sociologinės apklausos rodo, o ir be jų aišku, kad Lietuvos žmonių gyvenimas ne tik kad negerėjo, o daugelio šeimų dargi blogėja. Jaunesni žmonės traukiasi iš Lietuvos ieškodami pragyvenimo šaltinių svetur. Tokių galimybių neturintys pensininkai vos suduria galą su galu. O jau apkarpytomis pensijomis gresia nauji karpimo užmojai. Šilumos energijos kainos tampa sunkiai įveikiamos, net ir toms šeimoms, kuriuose dauguma šeimos narių dirba. Tuo tarpu vyriausybė ir Seimas atrodo net ir nebando ieškoti realios išeities. Kaip suaktyvinti ekonomiką, kad jį sukurtų sąlygas geriau gyventi. Apie šias problemas ir kaip iš jų išbristi nuosmulkio metu kalbėsimės su dažna mūsų laidos dalyvė, pirmąja premjerė Lietuvos liaudies partijos pirmininkė, ekonomikos profesorė Kazimiera Prunskienė. Sveiki, profesorė. Labą dieną. Gerbiama profesorė, kaip jūs vertinate dabartinę situaciją Lietuvoje? Ar jau matome šviesą tunelio gale? Na, kai klausaisi gerbiamo premjero Andriaus Kubiliaus, tai jis visą tą laikotarpį, 3 metai tą šviesą mato, tačiau kitiems jinai yra sunkiai žiūrima. Jeigu štai pirmam pusmetyje ekonomika lyg ir buvo pradėjusi atsigauti ir bendras vidaus produktas ūgtelėjo maždaug 8% lyginant su tuo laikotarpiu praeitais metais, tai dėja antrame pusmetyje ekonomika stabtelėjo ir netgi bendras vidaus produktas kiek smuktelėjo. Ir lygiai taip pat ir kiti rodikliai, pavyzdžiui, eksportas, kuris buvo pradėjęs augti gan ženkliai, irgi ėmė mažėti. Daug dievė, kad būtų tai toks laikinas po vasaros ekonomikos stabtelėjimas, bet turint minty ilgesnį laikotarpį per 3 metų, mes esame vis tik tai pasiekę tokią būseną, iš kurios netaip lengva išsikapstyti, turint minty pakankamai didelį ekonomikos smukimą 2009 ir 2010 metais, kada mes praradom apie 1/5 bendro vidaus produkto, kada valstybės ir nacionalinis biudžetas sumažėjo arti 1/3. Taigi, turbūt tą šviesą premjeras uždega tunelio gale skolindamasis. O skolinimasis, taip kaip ir šeimoje, taip ir valstybei, nėra ta išeitis, kuri galėtų džiuginti, kuri nesudarytų problemų ateičiai. Praktiškai šiandien dengiami poreikiai socialiniai tame tarpe paskolų pagalba, o ateičiai mes perkeliam problemą dengti tas paskolas, mokėti pakankamai aukštas palūkanas, kadangi ir vyriausybė pasiskolino pakankamai brangiai, nors buvo galimybių kitokių. Taigi pateiksiu ir skaičius. Štai, turint minty, kad kiekvieną mėnesį tos skolos didėja ir įsipareigojimai kasmetiniai didėja, tai dabar mes turime maždaug 40,6 milijardo skolų. Kai prieš 3 metų, 2008 metų pabaigai, mes turėjom tik tai 16,5 milijardo skolų. Tai yra 3 karto skolos padidėjo. Ir tai sudaro, turbūt maždaug apie 12 000 litų kiekvienam Lietuvos žmogui, o kas metam mokama palūkanų suma irgi siekia arti 600 litų vienam mūsų šalies gyventojui. Tai žymiai didesni skaičiai, arti 3 kartų, turint minty, kad gyventojų skaičius per pastarosius metus sumažėjo, o skolos padidėjo. Pirmiausia, žinoma, reikia kalbėti apie galimybės, kaip padėti ekonomikai, kaip užtikrinti ekonomikos atsigavimą, kas turėtų rūpėti pirmiausia vyriausybei. Ne vien tik tai skolintis ir skolom dangstyti problemas, paliekant jas ateities kartoms, mūsų jaunai kartai ir, žinoma, ir kitoms kartoms vyriausybių, kurios neišvengiamai bus formuojamos pasibaigus dabartinės vyriausybės kadencijai arba Seimo kadencijai. Vadinasi, vis labiau klimstami skolas, ypač valstybės mastu.
Kuo tas mums, Lietuvos piliečiams, grėsia? Valstybės bankroto ar dar didesniais socialiniais apkarpimais, demografinių nuopolių, gyventojų migracija ir gimstamumo mažėjimu? Nu, iš esmės taip. Iš esmės bankroto mes turbūt neprognozuokim. Tikėkime, kad šito išvengsim. Bendrai paėmus situaciją, aišku, lyginant su Graikijos, su kai kuriam kitom pietų Europos šalimis, yra procentais matuojant geresnė, nors skolos didelis, bet jos dar nesiekia pusę metinio bendro vidaus produkto. Tuo tarpu, kaip mes džiaugiamės turėdami prieš keletą metų 15-16% bendro vidaus produkto, bendras vidaus produktas sumažėjo, skolos išaugo, tai tie rodikliai tikrai liūdnokai atrodo ir dabar jau artėja prie pusės bendro vidaus produkto, kurį mes sukuriam per metus, priauganti skolų našta. Tačiau, žinoma, reikia galvoti pirmiausia apie tai, kad tas skolas ir žinoma, ekonomikos augimo sąskaita, o ne naujų skolų paėmimo būdų perdengiant senas skolas, reikia ieškoti tos išeities. Aišku, kad tokia situacija ji verčia valstybei apkarpyti socialinės išmokas, socialinius įsipareigojimus arba juos dengti, kaip jau minėjau, paskolų sąskaitą, kas riboja ateities galimybės. Ir žinoma, kada tokia padėtis ir daug jaunų žmonių išvažiuoja, kuria šeimas ne Lietuvoje, tai Lietuvoje gyvenančių šeimų, žinoma, vaikų skaičius netoks gausus. Jau nuo 95 Lietuvoje gerokai krito gimstamumas. Jis buvo pradėjęs atsigauti prieš keletą metų, kada ekonomika sparčiai kopė į viršų, kai mes turėdavom nuo 4 iki 8% metinį augimą. Tačiau net jau ir minėtas mano ekonomikos ūgtelimas per pirmą pusmetį, jis buvo ūgtelimas nuo nuosmukio, nuo gilesnio dugno. Todėl jis nepasiekė dar tas lygis 2008 metų. Ir žinoma, šeimos skaičiuoja savo galimybės. Ir dažniausiai atsitinka taip, kad gausėja vaikų tose šeimose, kurios įpratusios gyventi iš išmokų už vaikus. Ir žinoma, tas valstybės socialinės galimybės gerokai komplikuoja. O tai, kad vyriausybė neskubėjo skolintis investicijoms, o jai dabar reikia skolintis bedarbystės išmokom, kitokiom išmokom, netgi pensijų fondai pasidarius deficitiniam, tai yra nemenka problema. Ir žinoma, labai riboja gyvenimo kokybės gerinimo perspektyvas ir žinoma žmonės, dauguma žmonių, jeigu ir nesupranta konkrečiais skaičiais, tai jaučia iš savo šeimos arba savo artimųjų, savo kaimynų, savo aplinkos situacijos. Bet sakykit, štai pasigirsta tokie pranešimai, jog nuo kitų metų bus grąžintos pensijos į pradinį lygmenį, iki krizinį. Tai vėlgi bus skolos sąskaita mūsų anūkų vaikų. Kas čia ar čia populizmas artėjant rinkimam, kada mes praskolinti vėl pasiskolinsim, kad tai kaip? Žinot, yra atvejų, kada neišvengiamai reikia tą daryti, nes socialinė įtampa ir tos problemos, kurios kyla šeimose, tos, kurios neišgali pragyventi, neišgali normaliai užtikrinti vaikų mokymasi arba senyvo amžiaus neįgalieji, taip pat žmonės negali normaliai tenkinti pačių svarbiausių poreikių - maitintis, užsitikrinti energiją, apsirūpinimą energiją ir, žinoma, išlaikyti būstą. Tai be šito žmogus negali gyventi. Ką darysi? Tačiau reikia daryti įdirbį, kad matyti išeiti iš viso šito. Tai dabar, kaip suprasti, gaunasi taip pas mus, jog vėl dar daugiau lysim į skolas, kad gelbėt gaisrą. Ir ką turėtų valstybės daryti institucijos? Ar netrodo, kad jos elgesi pagal principą? Kareivis miega, tarnyba eina. Ar jau 3 metus dirbantį Andriaus Kubiliaus vyriausybė apskritai paėgi realiai įvertinti situaciją? Jo labiau, ar paėgi paveikti kažką tai, kad ekonomika stiprėtų?
Na, turbūt dėl dabartinės vyriausybės gebėjimų suprasti situaciją, ją suvaldyti ir gerinti, matyti ne tik kelius, kaip kartais ir prezidentė pasakė, kad neva vyriausybė žino, ką daryti, bet nežino kaip. Nežinojimas kaip neleidžia padaryti tą, ką žinai, kad reikia gerinti situaciją. Žinot, kad reikia gerinti, ugdyti ekonomiką, kad finansus suvaldyti. Viena, o sugebėti padaryti reikia profesionalumo, reikia profesinių žinių, reikia pastangų, reikia mažiau politizuoti ekonomiką ir daryti konkrečius ir rezultatyvius žingsnius. Tai šia prasme, žinoma, mano požiūris į Kubiliaus vyriausybę yra labai skeptiškas ir aš nematau jokių šansų, kad paskutiniaisiais metais jie staiga jiems prašviesėtų protas ir staiga sugebėtų suvaldyti štai tą situaciją. Ir iš tikrųjų yra labai apmaudu tą žinoti, tą patirti ir negalėti padėti jiems tą padaryti. Todėl, kad jeigu prieš keletą metų, kai pradėjau dirbti dar 2008 metų gruodyje, vyriausybė naujai išrinkta paskelbė programą, aš tada padariau didelę spaudos konferenciją, surašiau, paskelbiau savo matymą ir tikrai nekartą esu, netgi verslo žinios skelbdavo konkursus, nekartą esu laimėjusi tiksliausią prognozę. Labai nesunku buvo, tik tos prognozės manęs nieks neklausė, prognozuoti 90 metų situaciją, matant, kokią programą, kokią liniją užėmė vyriausybė. Todėl ir dabar matyti, kad per paskutiniuosius metus iš esmės nieko esminio nepakeis. Prezidentė siūlo kai kurios įstatymus, pavyzdžiui, kad ir dėl šilumos ūkio tam tikrų korektyvų, ta lazda turi du galus, iš vienos pusės galima kiek sutramdyti kai kurios monopolistus arba, sakysime, dvigubas funkcijas, kada tie patys ir tiek energiją, kaip kad, pavyzdžiui, šilumą, ir tie patys kontroliuoja daugiabučių namų bendrovės, bet pagrindinė problema, žinoma, yra ekonomikos potencialo ugdymas, jo pilnesnis išnaudojimas, didesnis aktyvumas valstybės ir racionalūs sprendimai, sudarant palankės prielaidas ekonomikai augti. Dėja, ši vyriausybė nesiklauso nei ekspertų patarimų, ne per daug paiso ir kitų šalių patirties ir labai apmaudu matyti, kai žiūri, kad ir dabar į infliacijos rodiklį, kuris yra vėlgi gan didelis, nors žmonės atrodo neturi tiek daug pajamų ir netgi žmonių įsiskolinimai šiemet yra 2 procentais padidėję lyginant su ankstesniais metais. Tačiau infliacija yra ir tai susiję vėlgi su tuo, kad daugiau yra skatinamas eksportas, jis pastaraisiais metais gerokai augo išskyrus paskutinius mėnesius, tačiau vidaus vartojimas ir mažmeninė prekyba yra smuktelėjusi per pastarosius keletą metų ir tai vėlgi kai kuriems sektoriams, kurie daugiau orientuoti į vietinę rinką, yra kliuvinys kurti darbo vietas, plėtoti gamybą. O infliacija, ji Lietuvoje yra viena iš didesnių. Šiemet pastaraisiais mėnesiais, lyginant su ankstesniais metais, jis siekia apie 4,4, tai tik tai Latvijoje, Estijoje, dar Britanijoje yra truputį didesni skaičiai, o jeigu palyginam su kitom šalim, netgi su tom, kurios turi nemažai problemų, kaip Graikija, kaip Ispanija, Airija, tai ten infliacija yra gerokai mažesnė. Vadinasi, šia prasme, netgi savotiškai mūsų jų, reiškia, ta ekonomika yra kiek sveikesnė, bet tai yra tik tai vienas, kaip sakant, aspektas. Taip, kad pajamos didėja, įsiskolinimai žmonių auga, o infliacija, kainos bėga tolyn, ypatingai tose jautriuose sektoriuose kaip šiluma, kaip elektra ir nėra jokių požymių ir argumentų, kad štai žiemos sezonui bus priešinga kryptis, atvirkščiai, žiemos sezonas yra pats jautriausias. Ir aišku, galvojant apie žmonių gyvenimo kokybę, tai būstas, šiluma,
elektra yra jautriausios vietos ir daugiausiai pajamų, daugiausiai išlaidų reikalaujantis šios rytis. Ir todėl labai svarbu, kad vėlgi ne tiek Seimas, kiek vyriausybė ieškotų realių kelių, ne vien tik tai administracinių būdų, reguliuojant, reiškia, bandant sureguliuoti tuos sektorius per pribojimą, kainų, maržo pribojimą, kas iš esmės duos tam tikrą efektą, tačiau sukels naujų problemų ir paskatins tas pačias įmonės, kurios siekia šilumą, ieškoti, kaip apeiti, ieškoti, kaip įrodyti savo išlaidas kainų ir energetikos komisijai, kaip jas pagrysti, tame tarpe perkant aukštesniem kainom energijos nešėjus. Na ir susidaro toks kaip ir užburtas ratas, kur nukenčia visada silpniausia grandis, nukenčia silpnesnieji, tai yra galutiniai vartotojai. Aš klausydamas jūsų jau norėjau biškutį net kitaip ir tikrai krypsiu tą pokalbį į kitą pusę, sakydamas, norint mušti visą laiką galim rasti lasdą. Bet šiuo atveju jūs štai ir pasakėte, kad padidinom kažkiek atlyginimus minimaliai, tai jau gerai. Tačiau, vis tik tai jūs nesima to dalyko, kad norint mušti reikia imti lasdą. Jūs nuolat pabrėžėte Lietuvos ūkio šakų galimybių didinimą, plėtojant tarptautinius ryšius. Norėčiau išgirsti iš jūsų, kodėl dabar tie ryšiai tokie svarbus ir kodėl akcentuojate aktyvesnį darbą rytų rinkose. Jeigu kalbėti vėlgi prisijungiant prie tų išsakytų minčių, tai žinoma, jokia lasda turbūt botagas ar bizūnas dabartiniai vyriausybei nepadėtų. Jinai paprasčiausiai yra nejautriai. Prižiūrėkite energetikos sektoriui. Kiek čia buvo prikalbėta ir kiek buvo girtasi ir buvo atitinkamai dėmesys nemažas ir visuomenės, tačiau bandant taisyti dažniausiai tik pagadinama. Sužlugdžius, panaikinus Leo, atsirado naujos problemos, atsirado toks tuščias laikas, galima sakyti, nieko iš esmės nenuveikiant, ypatingai elektros energetikos, atominės energetikos srityje, o dabar paaiškėja dar ir dideli visokie nesusipratimai tame tarpe ir tiesiog iššvaistymas, apie ką ir mūsų žiniasklaida ir žmonės labai kalba, pagaliau administravimo kokybės smukimas. Tai yra problema. O dabar dėl kitų ryšių su kitom šalim, tai vėlgi, kalbant apie galimybės ekonomiką ugdyti, reikia nepamiršti to, kad reikia skatinti gamybą ir pardavimus. Ir čia vėlgi yra ryšys tarp eksporto didinimo ir vidaus vartojimo didinimo. Jeigu didini eksportą, tai atsiranda galimybė daugiau gaminti, turėti daugiau darbo vietų ir daugiau darbinių pajamų, ir taip pat verslo pajamų, ir atitinkamai didinti vartojimą to sąskaitą viduje. Tai yra susiję dalykai. O ryšiai su kitom šalim tai yra kelias į eksporto didinimą. Ir ne tik eksporto didinimą, bet taip pat geri ryšiai sudaro prielaidas ir palankesniems prekybos sąlygom apskritai. Juk dabar, kada energetikos ministras Sekmokas dejuoja dėl nesėkmingų dėrybų, kad ir su ta pačia Rusija, tai viena iš priežasčių, žinoma, yra ir nepakankamai darnus ar draugiški ryšiai, kuriuos dažnai pati vyriausybė ir sudarko. Štai jeigu mes dabar pasižiūrim į užsienio prekybinius ryšius, tai pagrindiniai Lietuvos partneriai yra 4 valstybės. Pirmiausia Rusija, Vokietija, Latvija ir Lenkija. Pagal eksportą pirmoji yra Rusija, maždaug su 17%, toliau eina Vokietija ir Latvija po 10% ir apie 7% Lenkija. O pagal importą vėlgi Rusija net 1/3 importo, nes energetiniai resursai įvežami, kai kurie kiti resursai. Ir toliau seka vėlgi Vokietija, bet jau Lenkija pagal importą turi tarp 9 ir 10% ir 4 vietoje atsiduria Latvija su 6%. Atsiprašau, importo, aš apie importą dabar kalbu, reiškia trečdalis, maždaug apie 10 Vokietija ir Lenkija ir Latvija apie 6%.
Tai štai čia yra pagrindinė šalis partneris. Ir kartais mes sureikšminam tolimas šalis, važiuoja mūsų parlamentarai, leidžia nemažus pinigus iš Seimo biudžeto ar vyriausybės biudžeto, bet kaip ekonominiai partneriai. Žinoma, to šalis dažniausiai esti mažai reikšmingos. Na, aš nesakau, kad diplomatija ir kiti dalykai nesvarbus, bet šiandien, kada yra ekonomikos nuosmukis, mums pirmiausia reikia rūpintis, kaip išgyventi, kaip suaktyvinti mūsų ūkio gyvybingumas padidinti ir, aišku, kad dirbti tą kryptim. Taigi, dabar vėlgi aš dažnai pabrėžiu rytų rinkas. Nors, pavyzdžiui, maždaug 20 metų aš daugiausiai dirbau ir padėjau Lietuvos ūkio struktūroms ryšiuose su Vokietija, su kitom vakarų šalim. Pagaliau ES mastu tos galimybės tikrai buvo per visą tą laikotarpį neprastai išnaudotos ir tie ryšiai viršyje 50% su ES šalimis. Tačiau reikia turėti minty, kad aukštai išsivysčiusiose šalyse vartojimo rinkos yra pakankamai prisotintos ir jas dar labiau išplėtoti ir didesnės nišas susikurti yra sunkoka. Ypač, kada ekonominė krizė paveikia ir tų šalių ekonomiką ir jų ūkio subjektai pirmiausia siekia savo vidaus rinkas išnaudoti, o jų vyriausybės elgesi išmintingai ir skatina vartojimą būtent savos produkcijos ir skatina pačių gamintojų gyvybingumą. Taigi, mūsų atveju ir tarp kitko tą mato ir vakarų šalys, juk nekartą girdėjom, kaip, pavyzdžiui, Angela Merkel važinėja į Rusiją, į kitas šalis ir dirba tam, kad tose rinkose turėti stiprias pozicijas. Juo labiau tai svarbu mums, kada mūsų jau dabartiniai ryšiai irgi yra nemaža dalimi susiję su Rusija. Manau, kad yra tų galimybių ir tolimesnėse šalyse, ir Kazakstane. Manau, kad anksčiau ir vėliau ir Ukraina taps svarbesnių partnerių, bet ten yra kitokių problemų, sudėtingi tam tikri ūkinių ryšių įgyvendinimo būdai ir patikimumas. Todėl šiandieną tie, kurie galim, nebūtinai vyriausybė, jeigu jinai jau sykį nemato ten reikalo dėti pastangas, tie, kurie galim, manau, privalom padėti, jo labiau signatarai, jo labiau aš kaip ekonomistė, savo laikų Sąjūdžio ekonomistė ir pirmoji premjerė, negaliu sudėti rankas ir sėdėti ir kritikuoti vyriausybę, ieškoti, sakant, to pagalio, apie kurį mes kalbėjom, jo labiau jis neveiksmingas. Taigi, nemažai dirbu, galima sakyti, daug dirbu ir yra konkrečių projektų, konkrečių rezultatų, dirbant su Rusijos regionais. Mes apie tai kalbėjom, pavyzdžiui, apie Baškirijos delegaciją, apie darbą su Kaliningrado sritimi, kur nemažai tų statybų. Žinoma, mūsų statybininkai nesnaudžia patys, bet ten, kur galima padėti jiems, ten, kadangi jie kreipiasi, tai, žinoma, aš padedu. Kaliningradas, Peterburgas, ir, sakysim, Tatarstanas, Baškirija, kiti regionai. Ir kas mėnesį po žingsnelį einam pirmin ir ne tik tai maisto sektorių, statybos, štai ir su lengvąja pramonė pradėjom dirbti, labai norėtųsi, kad jie turėtų iš to naudą. Turizmo srityje, taipogi, pavyzdžiui, kaimo turizmo apkrovimas auga, vėlgi to bendradarbiavimo dėka, dabar dirbam dėl sekančio sezono, dėl sekančių metų, tame tarpe socialinis turizmas, kada vyriausybės skiria kelialapius į ES, o Lietuva buvo kažkur taip, kad ir Rusijos turistų akimis ir tų struktūrų, kurios organizuoja turizmą, požiūrį toli gražu ne aukštai. Dabar vyriausybė nelabai pageidauja mano talkos pati. Taigi dirbi su tais, kurie to pageidauja. Ir tokiu būdu, žinoma, subręsta situacija, kad aš neišvengiamai
turėsiu, užsiimti, arba mano artimieji turėtų irgi kažkiek plėtoti ir tą verslą, sakysim, kad ir sūnaus šeima, turizmo sektorių, bet jie tik tai dalelę tų galimybių gali įsisavinti. Net jeigu aš, reiškia, visus dar mažiukus savo anūkus jau matyčiau kaip mano partnerius, tai niekaip negalėčiau įsisavinti to, ką galima daryti ir palankių režimų daryti. Su atvirom durim iš partnerių. Rusijoje, Kazakstane ar kitose šalyse, ir todėl neišvengiamai dirbu kartu su kitais. O artimiausios, pasibaigė vasaros sezonas, yra pradėtas dialogas dėl daugelio temų, dėl maisto sektoriaus investicinių projektų ir komercinių ryšių, dėl lengvosios pramonės, turizmo, statybos, kitų atskirų tokių sričių, netgi išradimų gyvendinimo srityje su mūsų kaimynais ir su tuo pačiu Kazakstanu ruošiamės pasirašyti, yra suderintas tekstas su Kazakstano Nurotan liaudės, kitaip tariant, partija. Ir štai rugsėjo 23-24 Maskvoje vyksta didelis forumas, Jedinąją Rusiją suvažiavimas, taip pat ten įsijungia ir naujai besikuriantis liaudės frontas, taip toks kaip ir judėjimas, ir tarp jų dialogas vyksta ir strategijos ateičiai formuojamos, bus daugybė šalių delegacijos, ir pavyzdžiui, net ir su Kazakstano delegacija ketinam ten susitikti ir aptarti mūsų pradėtas temas, tuo labiau regionų. Žinau, kad susitiksiu su Kaliningrado gubernatoriumi jau nebe pirmą kartą, nesenai prieš keletą dienų, tik tai buvom nuvykę tenai, su Peterburgo ir to krašto sričių vadovais, su Tatarstano, Baškirijos. Vadinasi, atšviežinsim tą kontaktą, kalbėsim apie sekančius darbus ir aišku, kad grįžusi, manau, kad turėsiu ką papasakot ir taip pat aptarti tas galimybės, sakysim, toj tarpiniai stoteliai, einant į konkretų rezultatą, ekonominį rezultatą. Tuo, gerbėmėjai, mes savo šią laidą baigsime, atsisveikiname neilgam, vėlgi susitiksime, bandysime išsiaiškinti apie savo galimybės, sunkumams įveikti ir likite sveiki.